Sveiki, pristatau dar vieną integraciją, tai yra integracija su buhalterinė sistema Revile ERP. Tai jeigu turite išsipirkę licenciją būtent Revilėje ERP, tai keliaujame į modulių sąrašą ir susirandame modulį Revile ERP. Šioje vietoje jums reikalinga įsiklijuoti API raktą, kurį suteiks būtent Revilės darbuotojai, Revilė pati. Tai klijavus tą raktą, sąskaitas galėsite eksportuoti tiesiai į Revilės sistemą rankiniu būdu arba automatinį eksportą, jeigu pasirinksite žemiau esančius nustatymus. Įklijavus raktą ir atlikus nustatymus paspaudžiame atnaujinti ir nuo to momento jūs jau galėsite eksportuoti, kaip ir minėjau, arba automatiškai arba rankiniu būdu per formatą pasirinkus Revilės ERP sistemai. Statusą apie eksporto klaidas ar sėkmę matysite būtent įvykių istorijoje prie eksportų istoriją. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl mokėjimų pas jūs Revilės ERP pusėje turi būti sukurti 3 tipai. Tai būtent, kad bankinis pavedimas, gryni arba bankinė kortelė. Tai tokiu atveju jie bus mokėjimo tipai atitinkamai ir priskirti, nes būtent mūsų sistemai yra šie 3 būdai. Ir kodai jų turi būti tokie kaip nuotraukoje, kad pirmas bankinis pervedimas, antras gryni pinigai ir trečias jau kortelė. Dėl pačių produktų jie bus identifikuojami pagal kodą ir jeigu produktas neturės prekės kodo, kuris būtų toks pat kaip ir Revilės sistemoje, jums reikalinga turėti prekę, tokią kaip pavyzdyje nerasta prekė, kuriai ir priskirtų tuos produktus, kurie pas mus sąskaita 123 sistemoje būtų be kodukų. Ir jeigu tokia sąskaita eksportuosi su tokiais produktais be kodų į Revilę, jinai bus pakabinta būtent po tipu nerasta prekė. Ir toliau dėl klientų, tai klientų šiuo metu tikrina pagal kliento kodą kliento kortelėje, tai reikėtų jį priskirti tokį patį, koks bus ir Revilėje. Ir tokiu būdu automatiškai nebus kuriami atskiri klientai, o bus tos sąskaitos priskiriamos vienam ir to pačiam. Tai jeigu kils kokių klausimų, kreipkitės, o iki to gero naudojimo.